Šiandieną Games.lt apžvalgoje turime vieną iš pirmųjų Nexus bandymų žengti į pelių rinką. Tai yra Nexus SM7000 pelė, kurios viena turbūt svarbiausia savybė yra tai, kad ji neskleidžia jokio garso. Tai yra visiška ramybė ofise. Kitokiom labai svarbiom savybėm pati pelė nepasakyčiau, kad pasižymė. Tas pats DPI reguliavimas yra nustatytas ties 1000 DPI bei 1600 DPI ir jo keisti negalite. Kaip jau minėjau, pelė yra bevielė, taigi jokių laidų bei pavojus, kad pelė netyčia skris nuo stalo ir bus sumaitota. Tiesa, dėl to baimintis mano ofise nereikėtų, bet kadangi pelė būtent yra skirta ofiso vartotojams. Taip pat turime nano siųstuvą, kuris yra itin mažas, jis dedasi štai čia. Tuoj palaukite. Štai taip. Ir kaip jau Agnys minėjo geresnio šios pelių šeimos modelio apžvalgoje, jis padaro lyg ir kuprą pelį. Na, manau, ji nėra svarbi, kadangi be siųstuvo pelės vis tiek nenaudosime. Kalbant apie kitas pelės savybės, galim paminėti, kad jinai yra pagaminta iš gana ergonomiškos medžiagos, kuria ypatingai matysis jūsų prakaitas bei pirštų antspaudai. Štai čia jau matome kai ką. Tiesa, nemanau, kad dėl to baimintis reikėtų, pelė neatrodo, kad yra ypatingai tepi. Mygtukas slenka labai gražiai, taigi nereikliems vartotojams tai bus šauni pelė. Įdomumų dėliai palyginsime, kaip keičiasi garsas naudojant paprastą seną Logitech pelę bei naują Nexus SM7000. Taigi, pradžiai Logitech orkestras. Ypatingi garsiai, ne? Ir štai turime tylųjį peliuką Nexusą, kuris neskleidžia praktiškai jokio garso. Kiek triukšmingesnėje aplinkoje tikrai negirdėsite jokio garso. Galbūt dabar, kadangi yra tylu, ir girdis šioks toks spaudimas. Taigi dar kartą palyginkime Logitech ir Nexus. Logitech ir Nexus. Apskritai, manyčiau, pelė yra gana patogi, limpa gana puikiai prie rankos. Turime vietą nykščiui bei šiam dviem štai čia, bei kitiem dviem pirštam štai čia. Su pelė galės susidoroti ir kairę rankiai. Ji taip pat yra patogi ir naudojant kairę ranką. Taigi šiam kartui trumpa pelės apžvalgėlė. Pirmas bandymas, ypatingai nepykit. Kiti kartai, manau, išeis geresni.